Joko kovos, Joko kovos, tik neapsijuok. Joko kovos, tik neapsijuok. Joko kovos. Meksikietiška banda. Draugai, labas vakaras, su jumis vėl sveikinuosi aš Justinas Jankevičius ir čia yra nuostabiausias, juokingiausias Lietuvos šou Joko kovos. Žinot, kartais būna, prieina prie manęs žmonės ir sako, Agir, tu ten bišk jokauji kažką, tai ne, aš va turiu draugelį, Andrėlis. Tai jis da, kur 100 kartų už tave geriau pavaro. Bet štai mes ir sukūrėme šią laidą, Joko kovos, būtent jūsų draugams Andreliams, kurie gali ateiti šičia ir laimėti netgi pajokavę pinigų nuo 1 iki 1000 litų. Taigi, jeigu norite su Andreliu gerai pašvesti, siūskite jį į mūsų laidą ir jis tikrai parneš, jeigu jisai antie gerai prikulina, kai saka, tai tikrai parneš jums labai rimtų pinigų, nes juos labai dosniai dalina mūsų komisija, kurią leiskite dabar ir pristatyti. Na, pradėkime nuo nuostabios, visiškai nuostabiausios moters. Taip, apie jūs, ponė, su ryžiais plaukais. Ne apie jūs, ponė, su ryžiais plaukais, apie jūs, ponė, su ryžiais plaukais. Ta, kur leopardinė. Leopardinė diva. Nuostabiausia televizijos persona pasaulyje, katros grožiai pranoksta tik jos protas. Violeta Mičiulienė! Violeta, aš žinau, kad savo gyvenime esi turėjusi labai glaudų ryšį su nusikalstamu pasauliu. Aš daugiau tau grimo kambarį nieko nebepasakosiu. Gerai, keliaukime prie kitos. Ryžos. Rudaplaukės moteriškės. Labai gerai. Tai yra nuostabi aktorė, kino, televizijos, scenos, teatro aktorė. Katra turi netgi kažkokį tai tenais atseit kryžių, kažkokį auksinį, kažkokį scenos. Davė Dievas. Davė. Ir griebtelė. O Dievas, tai čia ką mes vadinam Dievu? Karšunovas. Vladas, Bagdonas. Tai va, draugai, prašau pasitikite nuostabę mūsų komisijos narę aktorę Astą Baukutę. Asta, koks būna tavo pavasaris? Mano audringas. Man jau davė spalvą. O tu keiti spalvą priklausomai nuo metų laikų? Spalva auksas, taip, jisai turi savo vertę, jis turi prabą. Tai aš negaliu būti šalta, aš visą laiką ugny, visame kame. A, ne. Oi, tai labai gerai. Pavasarį oras atšyla ir metalas rūdyja, ką čia nesuprasti. Na, dabar leiskite pristatyti, kasgi čia burbuliuoja. Tai yra nuostabus komikas, nuostabus... Palauk, ką tu dar veiki gyvenime? Aš drobiai dirbau siūlus Vilnonius. Taip, nuostabus kinologas, šachtininkas. Kinologas ir nuo šunų ar nuo kino. Ir pienininkas, nerealiausias pasaulyje. Pasitikite, graikų graikas, Vitalijus Cololo. Vitalijau, palinkėkite ko nors Lietuvos žmonėms pavasario proga. Žydėkit, na! Nuo žodžio žydas. Ne, nuo žodžio žiedai. Aš norėčiau palinkėti pavasarinę dainą. Tai palinkėki gerų kalėdų, tai palinkėki geros kloties, lai pavasaris būna maladiec. Va. Ir šis žmogus kartais... Pradinių klasių mokytojas. Ir šis žmogus yra pradinių klasių mokytojas A, B, jis kartais užsidirba pinigų dainuodamas. Tai... Nedainuodamas, sako, nedainuok, duosiu 10 litų. Melas. Gerai, draugai, dabar leiskite priminti projekto taisyklės ir kaipgi mūsų dalyviai galės pelnyti pinigų Joko kovose. Kiekvienas mūsų dalyvis turės neribotą kiekį laiko parodyti, ką sugeba ir prajuokinti mūsų publiką ir komisiją. Jeigu mūsų dalyvis nebus labai juokingas ir mūsų komisijai pasirodys, kad jisai yra, tiesą pasakius, netgi labai nejuokingas, kuris nors iš komisijos, Asta, gal galima būtų pademonstruoti, kaipgi jūs nulenkite prieš savęs esančią rankeną ir... Oi,
ir sienos pradeda artėti viena šalia kitos. Tačiau nei kaip atgalo jos sustoja štai čia ir mūsų dalyvis dar vis turi šansų pasitaisyti. Na ir jisai tada pasakoja, kad čia kažką tai jok ir mūsų dar vienas komisijos narys sako, nelabai, paskirsta bjaurus garsas ir sienos dar labiau suartėja šalia viena kitos. Tačiau mūsų dalyvis dar vis turi tarpą, per kurį gali papasakoti kažkokį tai juokingą nutikimą ir tęsti savo pasirodymą. Tačiau jeigu jisai nebus juokingas, trečiasis komisijos narys užlenkia rankeną ir tai reiškia, kad ir mūsų dalyvio pasirodymas yra baigtas. Draugai, atlenkite, prašau, rankenas atgal ir išleiskite mane iš čia. Aš čia trūkstu. Na va, čia yra prabanga, kurią turiu tik tai aš, nes dalyviams, jeigu sienos užsidarė, tai reiškia, kad jų pasirodymas jau yra baigtas ir jie nebeturi šansų laimėti pinigų. Tačiau mūsų komisija atlenkti rankeną gali bet kuriuo pasirodymo metu ir grąžinti sienas į pradinę padėtį bet kada, jeigu jie manys, kad mūsų dalyvis pasidarė staiga nei iš šio, nei iš to juokingas. Ir jeigu mūsų dalyvio pasirodymui pasibaigus sienos nebūna pilnai užsivėrusios, reiškia, kad jis jau gali laimėti pinigų. O kaip tai vyksta? Mūsų komisija turi išmaniasias planšetes, visiškai naujadariškas reikalas, išmaniosios technologijos, kuriuose jie užrašys po dalyvio pasirodymo pinigų sumą, kurios nerodys mūsų dalyviui. Dabar mes parodome, tarkime, čia yra 230 litų. Suma negali viršyti 1000 per visus 3. Ir mes tada klausime paties dalyvio, kaip manai, kiekgi tu buvai vertas? Ir jis turės atspėti pinigų sumą, kuri yra užrašyta mūsų komisijos planšetėse, bent jau jos neviršyti. Jeigu jisai atspės, jisai ir gaus tą sumą. Jeigu jisai spės mažiau, jisai gaus tą sumą, kurią spės. Tačiau jeigu jisai viršis mūsų lūkesčius ir mūsų komisijos numatytą sumą jam, dėja jisai ir keliaus namo visiškai su niekuo. Bus labai gaila, mes visi paverksime ir keliausime prie kito dalyvio. Tačiau, jeigu jisai atspės, jisai gaus tą sumą ir ją kaip tik įneš mūsų nuostabioji, fantastiškoji, trečioji mūsų ledi bobutė su pinigais. Ir mūsų, taip, paplokime avansų bobutė su pinigais. Draugai, taisyklės kaip ir aiškios, ar mes pasiruošę pradėti juoko kovas? Juoko kovos prasideda! O dabar pasitikite du draugus, Romą ir Aurimą iš Vilniaus. Hei! Sveiki, draugai. Sveiki. Koks pozityvas. Tai gal iškart jau mes? Ne, Kažkaip norim susipažinti. Jis santechnikas man statė namie šitus visus. Vamzdžius pravedinėjom. Toks jaunas ir jau Tai santechnikas. kažkokią O amatą tai gyventi reikia. nori. O čia kolega elektrikų dirbo. Jūs esate profesionalūs aktoriai baigę? Taip, Ką jūs baigėt? aktorinį. Muzikos ir Režisūra. teatro akademija. Taip, Pas ką? pas Vladą Bagdoną ir Saulių Bareikį. Wow. Vlada Bagdonas. Man tai nieko nesako. Klausyk, man juokingiausia, kad sėdi publika už mano nugaros ir vienintelė baukutė. Wow! Jūs nežinote Vlado Bagdono? Ne, man labai malonu, kad jūs žinot, kas tai per Bent aš viena. asmenybė. Gurmanė. Tik tai tie, kurie ten mokosi ir žino. Jūs pasiruošę? Mes pasiruošę. Publika, ar mes pasiruošę? Pasitikite Aurimą ir Romą! Labas vakaras. Šiandien, kaip ir kiekvieną savaitę, su jumis esu aš. Ir šiandien, kad ir kaip bebūtų gaila, bet paskutinė mūsų laida, kuri vadinasi 2 klausimų kryžkelė. Šiandieną mes pakalbėsime apie pasaulio pabaigą. Taigi, šiandieną su manimi studija mums visiems gerai pažįstamas Juozas, kaip čia pavardė? Juozas. Mane tėvelis vadina Juozu Erlicku. Šiaip esu Juozukas. O kaip jūs norit, galit mane vadinti. Ar galima pas jūs prisėsti? Prašau, Juozukai, prisėskite. Ačiū. Taigi, sakykite, Juozukai, kaip jūs sureagavote išgirdęs žinią apie pasaulio pabaigą?
sureagavau labai paprastai. Įsitraukiau už kišenės pieštuką ir parašiau eilėraštį. Nu ir jį dabar pabandysiu jums padeklamuoti. Štai pasaulio pabaiga, ar trečia, ar ketvirta, nesvarbu, jų galbūt šį kartą tikra. Pasikviesiu aš Martyną, Beną, Zosę ir Lauryną ir iškils tada mintis pagyvent gerai kelias naktis. Mes susėsime kartu, vinigreto bus tad 2 ir iškils tada bintelė, paskutinė štai naktelė. Kojos lydo iš po žemės, akise žaibai mirgavo, sausio 1 pabudau, sakė patsai 1 nulužau. Ačiū. Kaip Jūs manote, gal mokslininkai skaičiavę majų kalendorių, gal visgi neteisingai apskaičiavo ir gal ta pasaulio pabaiga turėtų būti šiek tiek vėliau? Kaip Jūs galvojate? Na, Jūs esat visiškai teisus. Matot, aš irgi tai pagalvojau, nes štai atsitiko toks atsitikimas. Štai prieš mėnesį nuvažiavau į Čeliabenską pas savo pažįstamą poetą. Sakėm, ant poledinės žuklės nueisim pagaudyt. Prie ežero nuėjom, milicija aptvėrus ežerą stovi, girdi, klausim vietinių. Kas atsitiko? Sako, ai, čia toks dangaus akmuo, girdi, į ežerą nukrito, pažiūrėk menukai, kur 30 000 litų kainuoja. Tai atvažiavau į Lietuvą, prisikasiau žvyro į bulvinius maišelius ir įdėjau skelbimą internetą. Tuoj netrukus skambučio sulaukiau, kažkoks Vladimiras girdi skambina, sako, 2 kainą paims. Atvažiavo su juodu Mercedesu, susikrovė ir išvažiavo. Tai štai pas mus ir bankrutuoja bankai, kai kažkokie Vladimirai neaišku iš ko ir neaišku iš kur perka žvyrą. Štai taip ir buvo. Ačiū. Dieve, mano, kad... Kesčiau, stabdyklinė, čia ne meteoritas. Nu, visai pablūdo. Vidury laidos jis čia Keščių kviečia. Žinot, kolegos, man atrodo, po tokio nedidelio incidento beliko tik padainuot. Aš tikiuosi, kad jūs man paplosit į taktą, o daina štai ir prasideda manoji. Sutikau aš gatvėje draugą, Majus jis buvo vardu, kiek liko gyventi paklausiau, parodė in Seimą pirštu. Kiek liko gyventi paklausiau, parodė į Seimą pirštu. Nebūk Jozukai tu durnas, paklausk tu geriau anų. Nebūk Jozukai tu durnas, paklausk tu geriau anų. Ačiū, Juozas Erlickas. Romas Stiklapis. Arvydas Blaževičius. O! Žiauriai Tavo gerai. minutė prasidėjo jau dabar. Komisija, aš norėčiau, kad jūs savo planšetiniuose kompiuteriuose pažymėtumėt skaičių pinigų, kuriuos norėtumėt paskirti štai šiai puikiai dviejuliai. Parodyk byną. Noriu. Jokių. O mes jau parašėme. Today behind you. It says there. Po 250. Po 250. Ar nenusigersi? Ar pilnametis? Ar tikrai manote, kad užteks jums 300 litų? Aš nelankiau mokyklos. Gerai, tai ar 500 yra jūsų galutinis jau toksai spėjimas? Aš manau, kad
Taip. Taip, paskui nueisim į kazino pasidvigubinti. Svarbiausia ant raudono viską, ne? Gerai, 500, tai pradėkime tada kvosti mūsų komisiją, kiekgi davė tų pinigėlių. Astut. Roma. Šaunuolis. Šaunuolis, tikrai patikėjau, kad jūs esat Juozas. Ne vieną kartą jūs jį studijavote, dirbote profesionaliai. Liuks. Aurimai, trūko užtikrintumo ir trūko spalvos. Jeigu mes čiut jau darom, tai darom jau bože. Tai nedarykite atvirkščiai. Tai jūs jaunas žmogus, viskas prieš akį ir kiekvienam po. Kiekvienam po 100 jau labai gera pradžia. Paplokime, draugai. Jau beveik pusikė jau ir yra. Tai pabandykime tada iš Vitalijaus išmelsi kokį dar 100. Nežinau, čia visi sako, labai jau tiksliai parodijuota. Man biški kažko nedadirbta, nes nelabai panašus į Jozą Bagdoną. Kažko trūko. Jozą Bagdoną. Jaunas. O matai, galėtų mokėti. Aš žinau, ko Juozas Bagdonas. Aha. Čia Juozas Landsbergis buvo. Jau ką. Pusbrolis, pažįstu. Dirba pas mus. Ukmergiai. Va. Jeigu iš tikrųjų viskas buvo gerai, bijojau tik tai, kad neįsisemtų. Šiaip labai laiku buvo pabaigta. Tau reikėjo drąsiau, tu galėjai daug ką savo žodžiais sakyti, galėjai netgi neskaityti iš lapo, galėjai savo žodžiais pristatyti ir labai gerai, kad tu blogai suvaidinai biškį gėjų, nes visi galvos, kad tu iš tikrųjų negėjus dabar. Va. Ir mano suma yra 170 per abudu. 170. 370 jau yra. Ir dabar visos viltys į mūsų Violetuką. Laukia vyrai. Palauks! 500 nemažai pinigai. Galimai palaukti. O jas. Sakam. Apsisprendus. Violeta 220 litų. Ir tai cielu 90, man atrodo, litų lenkia jūsų lūkesčius. Ir aš jūs sveikinu. 500 litų atitenka jums po 250 kiekvienam, draugai. Paplokite šiems talentingiams žmonėms. Ir jums atitenka ne tik 500 litų, bet ir garbė ir privilegija susipažinti su mūsų bobute su pinigais. 500 litų bobutės paskolos pinigų atitenka jums. Viso gero sėkmės. Ačiū publika. Iki. Klausimas, iš kur Violeta žino, kad Romas daro byną? Aš to nežinau. Ne, čia sena istorija. Čia kaip vamzdžius keitė jai. Ai, keitė. Tai jie keičia vamzdžius. Kuriuos? Ai. Viskas, Labai superiniai įspūdžiai, labai gera publika, labai šaunus teisėjai, kurie mano kolegai dar ir pravedė šiokią tokią sąžiningi teisėjai, kurie mano kolegai šiek tiek dar ir suteikė tam tikrų pastabų, na, o visą kitą jūs matėt patys. Draugai, čia juoko kovos, mes turime pabėgti į trumputę reklamą, bet vos po kelių minučių. Mes grįšime, todėl niekur nepabėgite. Likite įsijungę, likite su BTV. Ne, na, aišku, žinai, ir aš su Kašį žaidęs, žinai. Man dar atsimenu, kaip Jasaitis kamuolius padavinėjo su Valančiūnu. Tai ištikimas būnu labai retai. Baigiau. Įvertintas tokia suma. 10 litų. Puikiai pradžia. O dabar, draugai, pasitikite Darius iš Alytaus. Nugi, labas vakaras. Labas vakaras. Dariau, jūs jau gimėt klaunu ir profesija klaunas? Diagnozė. Aha. Ta prasme, jau nuo vaikystės jau. Jo. Ką darote, taip vaikštot ar juokinat? Nu, šiaip šiais laikais labai sunku kažką tai prajuokit, bet aš atliksiu numerį ir, tiesiog siūlau praleisti linksmai laiką. Nu kągi, laukiam pasirodymo. Ar taip žiūrau? Taip. Taigi, draugai, visi kartu pasitikime Darius.
Dariau, čia ir viskas. Aš norėjau, kad dar tęstųsi. Ant tie gerai buvo žiauriai. Ačiū labai. Komisija, ar buvo gerai? Buvo. Publika, ar buvo gerai? Pagarba, serė. Tai aš kažkaip tai Lietuvos rinktinėje visą laiką yra problemų su žaidėjo pozicijoje gal. Nu, jei paims, kodėlgi ne? Tai va, mes kaip tik kreipiamės. Kas tenais pas mus? Kazlauskas dabar. Jonai Kazlauskai. Dabar belieka tau pačiam įvertinti savo pasirodymą. Kiek tu manai šitie 3 kupydlos galėtų tau skirti pinigų už tavo pasirodymą? 300 litų. Manai 300 duos, ne? Violeta. Tau skiriu 180 litų. 180. Nu va, iš karto šmaukšt, suprantigi, 180, 120 bereikia. Ar, kaip manai, iš jų veidų, ar bus tenais bent po 60? Poker face. Bus, ane? Vitalijau, tu dosnus kaip niekad visą laiką būni žmonėms. Savas kraštas. Kas dosnus? Išvaizda. Jau tavo tikrai, kad kalba. ne. Koks tu visiems geras, didelis. Geras. Na gerai, Vitalijau. Iš tikrųjų, pasijutau kaip cirkė ir viskas buvo pavykę, buvo sudėtinga ir aš žinau, kad jeigu čia būtų daugiau ploto, būtų daug smagiau, todėl įvertinau bendroji sumoj 7 gal gaunasi. 151 ir tu jau turi savo 300 litų, netgi, sakyčiau, 21 litų daugiau negu užsiprašai. Pažiūrėkime, kiek tu galėjai visgi prašyti Astą. Tai buvo labai gerai. Todėl, kad iš tikrųjų Darius kovojo už juoką. Ir paskutinis akcentas, kuris buvo netikėta, ką mes kiekvienas laukiam, finalo anekdoto, netikėto pasakojimo posūkio, akiniai. Ir kad į juos įtelpa tie kamoliukai, man buvo netikėta ir tikslus pataikymas. Ir aš juokiausi atvirą širdim ir burna. Taigi... Tai kad žinokit savo kainą, kuklus labai. 191 lituką dar galėjai, suprantigi, viršaus, bet vienok. 300 litų yra labai neblogai. Dariau, sveikinu tave ir kviečiu tave susipažinti su mūsų nuostabiausia pasaulyje. Geriausia ir dosniausia bobutė. Tau atitenka 300 litų iš bobutės paskolos. Na, aišku, žinai, ir aš su Kaši žaidęs, žinai, biški moku ten kažką tai, žinai. Man dar atsimenu, kaip Jasaitis kamuolius padavinėjo su Valančiūnu. Bet aš, žinai, aš girtis nemėgstu, tai... Taip, kad mergičkos vakariai į kabaką pasėdėsim, mes jums dar daugiau papasakosim. Bet ką mes papasakosim, tai jūs nebenorėsit su mumis eiti į kabaką. Nu, jeigu normaliai sėdėsim, tai nieko jūs ten nepapasakosim. Nevarkit. Ne viską padariau, ką norėjau ir kaip norėjau, bet vis tiek patenkintas esu savo pasirodymu. Draugai, pasitikite, Airidas iš Radviliškio rajono. Aš jau suprantu, matęs tokį personažą gyvenime esu. Sveikas! Sveiki. Puiku. Airidai, pats mokaisi, studijuoji ar direktorius kokios firmos? Mokos. Mokaisi būti direktorium kokios nors firmos. Automechaniku. Tai iš karto autoservizas, mašinų ardymas, papildomos pajamos. Nu, Praktiškai taip. gerai, mes pasiruošę komisiją? Taip, mes pasiruošę. Airidas pasiruošęs? Taip. Publika, ar mes pasiruošę išgirsti Airidą? Airidai, publika tavo. Aš šiandien ryte atvažiavau į Vilnių. Jūrain toks didelis, toks. Sako, duok užrūkyt. Na, paskui kulį rūkau. Nu, tai va, dabar pakalbėsim truputį apie mane. Vedęs buvau 2 kartus. Abu kartai nelabai sėkmingi, nes pirmoji žmona mane paliko, o niekaip dabar kita nepalieka gyvatė. Savo žmoną labai myliu, todėl neištikimas būnu labai retai. Labai retai. Labai. Praktiškai labai. Žmona mane irgi labai myli
Jinai vakarais parsineša seksualinę literatūrą, jinai bibliotekėje dirba ir skaito, kol aš neužmiegu. Kadangi aš labai daug uždirbu, šiaip praktiškai tiesa uždirbu daug, bet labai daug ir pragerio. Bet vieną dieną paskaičiavau, kad uždirbu mažiau nei pragerio. Viskas. O, kažkas žaidžia saugiai. Kaip čia greitai, matai, sako, viskas. Nespėjai, Vitalijau, ne? Ne, man buvo labai Visokia atveju, juokinga. tai labai malonu. Girdėjusi. Čia irgi girdėjusi, kaip buvo juokinga. Labą dieną, Jėzus. Labas. Sveiki. O dabar mes paprašysime komisijos, kad savo planšetėse išmaniosiuose parašytų sumą, kuriosgi Airidas buvo vertas šiame pasirodyme. Komisija negali viršyti 1000 litų, vadinasi, tu gali laimėti nuo Jo atveju vieno. galim viršyti. Jo atveju laisvai. Kiek tu manai čia galėtų būti? Stolniks, 100. 100. Labai gerai. 100 litų. Nuo kurio norėtum komisijos narę pradėti? Nu, vidurinė. Na, vidurinę. Imkime tą su žaliom petnešam. Gerai. Ponas su žaliom petnešam. Aš iš karto užuojautą, aš įsivaizduoju. Palauk sekundę. Kiek manai jisai turi? Parašęs. 70. 70. Labai gerai. Palauk, Vitalijau. pirmas dalykas, aš neparašęs, o nupiešęs, ką aš jam norėčiau duoti. Va, kitas dalykas, aš gerbiu tos žmonės, kurie per kančias nori į ten pat. Plaukai puikus, ir ant galvos irgi, aš suprantu, kaip sudėtinga vien tik tai už tą kentėjimą scenoje su plaukais, aš 1 litą jau automatiškai pridedu. Su vaidyba, su visko, 51 litas. 51 litas. Nuostabu. Turėjau daugiau nei pusę. Labai gerai. Violeta. Aš skirstau savo pojūčius, kada žiūriu žmogų, tai yra, kada man būna gėda už tai, ką daro, arba būna negėda. Nu, tu nepyk, bet man truputėlį buvo gėda, lyg tai tu būtų mano giminės pusbrolio anūkas. Nieks čia nepyksta, raminkis. Todėl aš rašau tau 15. 15, 66 litai. Valio. Ir dabar trūksta tik tai 34 litų. Ir tu jau esi labai smarkiai turtingesnis žmogus. Beje, 100 litų. Čia daug ar mažai tau? Mažai. Mažai. O kiek yra daug? Kas 6-0 būtų bent jau. 6-0. Kalbant apie nulius, pažiūrėkime, ką Asta norėtų papasakoti mūsų Airidai. Airidai, tu labai dirbai blogai. Sakau tą tiesiai šviesiai, todėl, kad gerbdama savo kolegą Vytautą Šapranauską, kuris sukūrė Šinšilą, aš pati buvau liudininkė šio personažo, aš negaliu savo vertinti tavęs tik tai taip. Sakau tau labai griežtai, todėl, kad tą meškos paslaugos aš nedarysiu. Tai yra paskatinimas daryti profesionaliai, bent savo pačiam. Dėja, pervertinai savo galimybės, bet ačiū tau labai, kad atvykai. Lauksime pasitaisant ir grįžtant. Sėkmės tau didžiausios. Man atrodo, kad Asta, jeigu aš neklystu, tai tu irgi jau savo antirekordą pasiekė, ne? Tu 5 dar niekam nebuvai davus. Nepradėkim vadinti savo vardais. Aš duodu... Panelė ponia Buožė, įjojanti per Lietuvą ant mūsų burų nugarų. Mokesčių pagailėjo. mokėtojų. Kas čia per 5 litai, kas čia per sumą? Baukutė ir bobutė beveik tas pats. Fiksuojat? Filtruoju. Įspūdžiai labai geri, nu nepasisekė, tai nepasisekė, ką padarysi, kitą kartą pasiseks. Draugai, atėjo laikas pabėgti mums į reklamą, sumokėti porą mokesčių, bet mes visai netrukus grįšime ir vėl būsime su jumis. Niekur nepabėkite, nes Juoko kovos grįš visai netrukus. Juoko kovos. Juoko kovos. Draugai, pasitikite, Jovaras iš Vilniaus. Jovarai. Labą dieną. Oi, kaip gerai su muzikinė klausa. Taip. Šaunuolis, tai todėl ir jūsų vardu pavadinta parduotuvė. Ir ne tik. O kas dar? Papasakosiu. Aha, save keliais žodžiais apibūdinkite. Save keliais žodžiais? Taip.
ir... Suprantu. Žmogus nepiešęs. Ne, ir Su autobusu. su ratukais. Ant ratukų dar sėdi. Ant ratukų. Jovarai, aš noriu paklausti, jeigu aš tau sakau žodis braškė, ką tau tai reiškia? Braškė? Tikiuosi nebus čia braškė. Gerai, brangusis braškininkė, jūsų laikas tai jau pat prasidės, turėsite jo neribojamai daug vienokį, jeigu mūsų komisija nulenks rankenas, jums zdėts. Draugai, Aina! šakės. Jovaro laikas prasideda, sekame jį pirmin. Taigi, kaip maždaug kas antras ar kas trečias lietuvis, vasarą praleidau užsienyje. Dirbau braškėse. Taigi, galvoju stoti ar nestoti, pinigai, aišku, man laimės nenupirko. Mačiau, kaip mano visi draugai kažkur įstojo, aukštąsias mokyklas ir taip toliau. Galvoju, reikia ir man stoti. Nu tai įstojau, sugalvojau, grįžau į Lietuvą. Iš braškių, sudirbęs pinigų, viskas normaliai. Taigi, pirma diena einant į mano aukštąją mokyklą. Kaip tikras studentas, nuėjau į parduotuvę, galvoju, nusipirksiu svinių, tušinukų, ten trintukų, pasiėmiau viską, stoviu kasoje, Vilniuje, tarp kitko, atsiprašau, stoviu kasoje, jau skanuoja mano prekes ir man pardavėja. Vasizmycis nasėvin. Aš taip galvoju, rusiškai. Rusiškai nemoku, nebent tuos kelius žodžius, kurių per televiziją sakyti negalima, kuriuos moka kiekvienas lietuvis. Jų aš aišku ir nesakysiu. Ir pagalvoju, tie trūksta Lietuvai, kad įvestų zlotus ir rublius. Ir viskas būtų gerai. Ir mano manoma, dėl to ūkio bankas ir bankrutavo. Nors ne, iš tikrųjų jis bankrutavo gal dėl to, kad dabar žiema ir jokios daržovės neauga, nei morkos, nei kopūstai, nei kanapės. Bet ne tame esmė. Nusipirkęs svinių patraukiau į kolegiją. Susipažinau su grupiokais, iš karto gavau savo, kaip Vilniečiai pasakytų, klyčką, jo saldainis. Suprantat, manau, dėl ko. Taigi, gerai, patapau saldainių ir dabar net stengiuosi auginti barzdą čia, kur yra, kad manęs taip nebevadintų, nes man šitą klyčką nelabai patinka. Taip, buitis. Kadangi dirbu vasarą užsienyje, užsidirbu šiek tiek pinigų ir galėjau leisti savo gyventi ne bendrabutyje, ne barake, o bute. Ir gyvenu su 2 panom. Ir visi sako, Jovarai, wow, kaip tau gerai, kad tu gyveni su 2 panom. Aš sakau, ne, nieko čia gero būti nuolatinio PMS-o auka. Na taip ir gyvenam, taip. Po kiekvieno mano tūso, liaudiškai tariant, ant stalo atsiranda raštelis. Gerbiamas kambariokė Jovarai, nes aš gyvenu su būto šeimininkė. Tau, jeigu dar kartą atsivesi draugų ir nesusitvarkysi savo kambario, pas tave nuoma pakils nuo 200 iki 230 litų, tai dabar jau viršijo 500 litų ribą. Ir daugiau aš namie stengiuosi jokių bal nedaryti. Baigiau. Spėjai. Spėjau. Ne, nespėjau, bet... Tarpeliukas liko. Tai prisikvatojom. Na, kaip tenais bebūtų. Jovarai, žiūrėk, toksai neditskas, tas jau liko tarpelis, ane? Aha. Kaip manai tau sekėsi? Manau, sekėsi blogai. Kodėl? Ar aš labai knarkiau? Ne, jūs neknarkite visiškai, bet sienos susivėrė. Gerai, aš labai norėčiau, kad jūs savo planšetėse užrašytumėt skaičiuką. Litų, kiek jūs norėtumėt skirti Jovarui šiandieną? Jovarai, štai tavo pasirodymas, publika leibo jokais. Pastebėjau. Čiut nenužudėjai mūsų publikos. Būtų gerai, jeigu dabar tu įvardintum sumą pinigų, kurios manaisi esas vertas po šio pasirodymo. Sakyčiau, 50 litų. 50 litų esi vertas. Manau, drąsu, bet surizikuosiu. Drąsok. Ok, kiek buvo vertas Jovaras? Asta. Jovarai, aš tikrai labai džiaugiuosi, kad tu nuostabią užuominą darei su savo judesiuku, su savo jaunystė, repuką galėjai varyti kaip disko šokėjas pilnu tempu. Bet iš tikrųjų nebuvo ką klausyti, nesupratau minties, nesupratau, kur yra juokinga. Bet kad jau išdrįsai ateiti, jau esi įvertintas tokia suma. 10 litų. Puikiai pradžia, puikiai pradžia. Liko dar 40. Tai, kaip sako, po 20 nuo kiekvieno iš šitų ir būsime labai neblogose pinigose. Ir turėsi progą susipažinti su mūsų bobute.
Visiškai garbė ir privilegija, žinok. Gerai, tai kas toliau norėtų pasireikšti? Vitalijau, papasako, kaip sekėsi Jovarui. Nu, liūdnas jo studentavimas buvo. Aš suprantu, kad po braškių linksmėjų daugiau nieko gyvenime negali būti. Būtent. O braškės beje dar gali valgyti? Jo, galiu. Gali, normaliai? Bet iš tikrųjų pas jį yra potencialas, jis gali juokauti gerai. Tik kažkoks liūdnas biški buvo. Matyt, jis į diskoteką neratais atvažiavo. Tai, va, truputėlį buvo nuobodu ir aš girdėjau, kaip Hebrytė Angry Birds žaidė už nugaros, tai supratau, kad laikas stabdyti. 15 litų. 15? Labai gerai. Audringos publikos ovacijos, lygiai kaip ir audringi buvo juokai, taip ir audringos ovacijos, jau turi 25 litus, o tai yra lygiai pusė tiek, kiek tau reikia. Ir visos viltys į štai šią leopardinę deivę. Pani Šventa Katažina, co da? A jakże? Šmakže. O beje, Andriau, tu tikras Vilnietis? Jovarai. Aš labai atsiprašau. Jovarai. Koks tu Jovaras, kad tu, Andrius? Jovarai, ar tu tikras Vilnietis? Ne. Ne, iš kur tu? Iš Ukmergės. Iš Ukmergės, aha. Perrašom skaičius? Gerai, Ukmergiškis vienok, jau Vilnietis, Jovaras ir Violeta. Aš suprantu, Jovarai, kad netikėtai tavo finansinė sėkmė ir likimas dabar yra tiesiog mano rankose. Jeigu tu neturėtum iš tėvų šitokio juokingo duoto veido, špygą tu gautum iš manęs. O jas, komplimentai per komplimentus. Tiesiog aš tiesiog taškausi. Tavo veido mimika ją galėtų panaudoti, todėl taip kaip tu kraipai lūpom, akim ir nosim, tu turi, ne tada, kai maivaisi, kai bandai rimtai kalbėti, taip. Tu esi žaismingas, labai smagus, tai ką pasakoji, man nelabai įdomu, bet kai kurie atvejai, kur suklyzdavai, man patikdavo, tu nepyk, aš šiandien galiu tau skirti, Opa! 40 litų ir Jovaras laimi savo išsvajotusius 50 pusšimtį litų. Pasveikinkime jį. Draugai, gal galite aplenkti rankenas, nes 3 su babute mes čia tikrai nesutilpsime. Mėgstamiausia mano dalis vakaro. Aš jaučiuosi toksai stiprus tada. Jovarai. Iškilminga akimirka. Tavo 100 litų įneša mūsų legendinė, vienintelė ir nepakartojama babutė! Babutės paskola tau dovanoja 50 išsvajotųjų litų. Sveikinu tave labai. Nes viso gero. Atia. Kas čia buvo? Aš suprantu, kas čia per mėtymas pinigų? Ne, Violeta yra meno pauzė. Tau ko jaunesnis, Mano baba iš Ukmergės. Taip ir ko čia baba? Bet tu nežinojai to. O kaip kitiem jaustis? O kaip kitiem jaustis? Mes pradėjom vertinti ne humoro, o genetiką žmonių. Tai miestą. Šaknis aš vertinu. Kokias? Savo. Tai kitas ateis atsiprašant, kaktoj su šituo ir ką iš Meno karto pauzė, Violeta, pasakyk, kad vyrai tave traukia jauni. Apie ką kalbė? Mano baba ir jis. Prie ko čia baba ir Jovaras? Aš babą mylėjau. Tai o prie ko Jovaras? Aš jo nemyliu, bet ką žinau, varykim toliau. Įspūdžiai būtų geri, visai patiko, tik kad, aišku, kaip esu studentas, buvo pasiruošta per paskutinę naktį, jeigu dar galima tą pasirašymą tai pavadinti, bet tikrai patiko. Džiaugiuosi komisija, viskas buvo labai fainai. Na ką, draugai, štai ir viskas. Mes baigėme dar vieną juoko kovų vakarą, antradienio vakarą. Aš norėčiau, kad mes padėkotume labai nuostabiai mūsų šio vakaro komisijai. Vitalijui, Astai ir Violetai, ačiū Jums labai. Taip pat aš lenkiu galvą žemai prieš mūsų publiką, Jūs buvote visiškai nuostabus. Ačiū Jums. Žinoma, dėkoju visiems žiūrėjusiems mus per BTV ir... Tiesa, jau rytoj ryte galite pamatyti visus šio vakaro pasirodymus, jeigu kartais kažkurį tai pražiopsojate portale alfa.lt. Balsuokite už savo labiausiai patikusi. Na, o praeitą savaitę jums labiausiai patiko štai šis pasirodymas. Juoko kovos.
Juoko kovos. Draugai, štai ir viskas. Tai buvo Juoko kovos. Geriausias, linksmiausias šou Lietuvoje. Priminsiu tik tiek, kad jeigu jūs manote, kad galite juokauti, ateikite pas mus. Mes jums duosime daug pinigų. Anketą galite rasti btv.lt. Užpildykite, atvažiuokite, prajuokinkite, duosime daug pinigų. O susitiksime su jumis jau kitą savaitę. Antradienį 20:30, kaip visada, per patį geriausią Lietuvos kanalą. BTV! Ačiū visiems, tai buvo Juoko kovos. Juoko kovos. Kovo, kovo. Juoko kovos. Tik neapsijuok. Juoko kovos. Kovo, kovo. Juoko kovos.